Gerai, įdomi serija buvo, iki paskutinių rungtynių ėjo ir manau, kad paskutinėse daugiau mažiau rungtynėse, ką norėjo, tą ir pasidarė. Tai neleido labai varžovom jausis patogiai, žaidė plius minus savo žaidimą, atkovoti kamuoliai puolime, kas yra visą sezoną, greitas puolimas, šitie pagrindiniai akcentai. Skirtingi buvo susidūrimai su Rytu šiame sezone, iki kol jie neturėjo Fosterio ir po to, kai jis jau prisijungė prie komandos. Ar tas žaidimo braižas išliko toks pat, koks ir ankstesniais sezonais su Žibėnu, ar kažką tame sezone naujo pastebėjai Ryto žaidime? Ką sakiau prieš tai, kad atkovoti kamuoliai puolime ir greitas puolimas, tai čia Vilniečių komandos kaip ir jau vizinė kortelė tampa keli sezonai iš eilės, o prisijungus Fosteriui komandą, tai komandos draugai dažnai, arba, kaip pasakyti, ieško jo ir kad jis išspręstų tam tikrus reikalus. Tai tikrai išreikštas puolimo lyderis ir tikrai dažnai ieško būtent jo. Turėjot labai daug laiko iki pirmųjų serijos rungtynių, nes reikėjo laukti kitos pusfinalio serijos pabaigos. Kaip išnaudojo tą laiką, kaip vyko visas darbas, pasiruošimas? Na taip, čia atskira tema dėl to laukimo, jau pridiskutuota, bet ką galėjom iš savo pusės padarėm, pasiruošėm, turėjom gerą laiką pasiruošti, geras treniruotės, intensyviai, kai sužinojom varžovą, pradėjom ruoštis ir varžovui, taip kad išnaudojom laiką gerai, tuo pačiu pailsinom galvas po pusfinalio su Lietkabeliu, laiką išnaudojom produktyviai, bet ar pakankamai produktyviai tą parodysim aikštelį. Negalim nekalbėti apie tai, kas buvo paskutinėse pusfinalio serijos rungtynėse, ta patirta Kinano trauma, kaip visa komanda į taip reagavo, kaip tu į tai reagavai, žinant, kad tai yra žmogus, kuris antrą sezoną iš eilės patiria tokius smūgius. Nesmagu, dabar jau kažkiek kalbėti yra lengviau, bet praėjus dienai ar dviem tai buvo tikrai gaila žmogaus ir tikrai jisai nenusipelnė tokių iššūkių, kuriuos jiems siunčia gyvenimus, bet tuo pačiu kiek buvo nesmagu, bet aš žinau, kad Kinanas yra tokia asmenybė, kuri gali susitvarkyti su šito iššūkiu ir laukiam Kinano arenoje, tikėkime jį dar sutikti šiemet, pasikalbėti kažkiek, neeilinė asmenybė ir neeilinis žmogus, turės puikų sezoną, užsitarnavęs didžiulę pagarbą Lietuvoje. Iš kitos pusės toks yra, kaip pasakyti, sportas ir galų gale kažkas kitas turės atsistoti jo vietą, užimti jo vietą, daugiau atsakomybės, daugiau minučių, daugiau metimų, manau, puikus iššūkis ir didžiausią iššūkį gyvenime padaro tave geresniu, tai visai komandai tai yra puikia patirtis ir puikus iššūkis. Ir žinant tai, koks svarbus buvo Kinanas komandai, labai persidėliojo tą taktiką ruošiantis rungtynėms su Rytu jau be jo? Tai kažkokių korekcijų žinoma turim, bet vėlgi braižą visą sezono metu savo turėjom, plius minus kažkokį, kurio kardinaliai nekeičiam. Kažkokių korekcijų žinoma taip yra, nes, kaip ir sakiau, turės ir kiti pasimti kažkiek tos atsakomybės daugiau iš jo, bet kažkokių kardinalių pokyčių tikrai nebus. Pirmos finalo serijos rungtynės, aišku, namuose turint namų aikštės pranašumą. Kokios reakcijos tikiesi iš sirgalių, gal kažkokią žinutę nori jiems pasiųsti? Manau, sirgaliai lygiai taip pat kaip ir mes pasilgo jau rungtynių, nes vėlgi nuskambėsiu galbūt negražiai, bet turbūt mes vieninteliai tokie, kurie laimėjo seriją 3-0, susitarnavę pirmą vietą reguliariam sezone, laimėjom 3-0, turim laukti varžovų, kol jie pabaigs ir dar 5 dienas, kol jie pailsės. Tai mes labai pasilgę rungtynių, tikiuosi, kad žiūrovai irgi ir sirgaliai ateis ir išsilgę ir bendradarbiausim.